kurdamas šitą meniu turėjau savo iššūkį sukurti labiau minimalistiškesnį jausmą tiek skonyje, tiek estetikoje. Noras buvo išryškinti tuos sezoninius produktus, kad tai nebūtų toksai gal kratinys visokių skonių, o būtų labiau orientuota į išreikštą produkto skonį. Produktai dabar vyraujantis, tai dažnai daug tokių žemės produktų skonių natos, kaip ten, tarkim, svogūnai, saliero šaknis, moliūgai, grybai. Salierų tako, kaip aš vadinu, tai man atrodo, kad pati saliero šaknis iš savo prados jau yra gan sunkus, bet manau, man visai pavyko padaryti tokį lengvą, kaip sakyčiau, tokių citrusų natų patiekalą, kuris visiškai neprimena to, kaip mes dažnai esame įpratę matyti saliero šaknį. Buvo labai užmirštas dalykas, man atrodo, lydekos ikrai. Ir būtent vienam iš savo patiekalų, kuriame ruošiam menkę, dedam lydekos ikrus, kurie duoda tokį, nežinau, mano manimu, ne tik tekstūrai sprogimą, bet kažkokį tokį labai pažįstamą jausmą, kur atrodo, nors nesam ta tauta, kur ten valgiam geriausius ikrus ir panašiai, bet tie ikrai kažkokį tokiam sūrumo lygį, kažkokiam pažįstamume, jie ten labai puikiai suskamba. Tarp rudeninių lapų, tos rudeninius lapus, beje, ne šiaip kažkur, kaip galėtų žmonėm pasirodyti, kad nukrito, nuėjai susirinkai. Mano žolininkė Rasa iš žolynų namų būtent juos ir renka ir specialiai tarp knygų spaudžia ir tenais, žodžiu, tikrai labai gražiai atrodo ir tas moliūgų krepšelis yra patiektas su tokiais kaip maži kaip lapeliai, traškučiai ir būtent aplink lėkštę yra tie visi rudeniniai lapai, toksai. Kaip čia, lietuviškai nežinau, be inceptionas, tarp lapų lapai. Jaučiuosi stipriai paaugęs nuo to, ką pradėjom galų gale. Tai ką pradėjom, tai buvo, sakykim, maistas su cinkeliu. Šiai dienai jau tikrai yra ir technikų, ir procesų sudėtingesnių ir panašiai.